Rusijos FSB remiamų sektų, žinomos kaip Racirs nariai, suaktyvėjo Europoje. Vienas iš jų – Luigi Carvalija, Italijoje. Čia jis įamžintas kartu su sektos guru Aleksandru Dvorkinu. Dvorkinas atliko esminį vaidmenį naikinant demokratiją Rusijoje. Jis užmezgė glaudžius ryšius su Teisingumo ministerija ir tokiais politikais kaip Irina Jaravaja. Kartu jie skatino itin griežtą interneto cenzūrą ir žiaurius persekiojimus tų, kuriuos Dvorkinas pavadino septantais. Jie net uždraudė jogą, nes anot Dvorkino jie paverčia žmonės gėjais. Dabar Luigi Carvalija, dalyvavęs renginiuose, kuriuos organizavo keisčiausi Kremliaus propagandistai, pavyzdžiui, Latvijoje, bando tą patį scenarijų įgyvendinti Italijoje. Jį šioje veikloje remia Italijos parlamento nariai Stefanija Ascari. Kitas Dvorkino sektos narys Jakubas Jaklas buvo demaskuotas kaip pedofilas. Kai keli vaikai iš Tanzanijos dokumentinėme filme paskelbtame čia paliudijo, kad jis tvirkino vaikus. 10 liudininkų tai patvirtino kamerų akivaizdoje. Jakubą Jaklą remia Čekijos parlamento nariai, kurie taip pat siekia panašių ribojančių įstatymų Čekijoje. Žinoma, jį visiškai palaiko Aleksandras Dvorkinas, Luigi Carvalija ir kiti tos pačios totalitariniai sektos nariai. Visi jie, įskaitant tariamąjį pedofilą, bando vaidinti aukas, vaizduodami save kaip kibernetinių patyčių taikinius. Tuo pat metu Ukrainoje kita tos pačios Dvorkino sektos nariai Irina Kriminovskaja, šiuo metu tyrima SBU dėl nusikalstamos veiklos, taip pat bando pateikti save kaip auką. Visi Dvorkino sektos nariai veikia pagal tą patį scenarijų ir daro tuo pačiu metu. Ar tai sutapimas? Visi sektos nariai grojo tą pačią natą. Jie naudoja tą pačią retoriką, tą pačią ideologiją ir tuos pačius metodus, kad naikintų žmogaus teisės ir laisvės, puldami žmonių grupės ar atskiras asmenybės. Dvorkinas ir jo sektos nariai dešimtmečius bendradarbiauja su Rusijos FSB ir tuo atvirai giriasi. Dvorkino pavaduotojas Novopašinas netgi Kremliuje iš vieno aukščiausių Rusijos pareigūnų, Sergejaus Kirijenko, už darbą Rusijos žvalgybai gavo medalį. Dvorkino sekta yra puikus būdas griauti demokratijas iš vidaus, nes tokie ribojantys įstatymai, kokius skatina Ascari, destabilizuoja šalį iš vidaus. Tai sukelia žmonių nepasitenkinimą savo vyriausybę. Taip Rusijos guru, turintis krūvą psichiatrinių diagnozių, kartu su FSB remiamais pasekėjais, bando naikinti jūsų teisės ir laisvės. Ir daro tai visiškai atvirai. Ką jūs apie tai manote? Rašykite savo nuomonę komentaruose.